Žemaičių festivalis. Baltame pūkinėme debesėlyje gulėjo žmogus. Žiūrėjo iš viršaus į žemiau plaukiojančius medžius, laukus į žmones. Žvalgėsi į priešingą dangaus kraštą, kur aukštai bolavo balti debesų kalnai. Debesys lėtai plaukiojo keliais aukštais. Žemai slinko balkšvi ir šviesus debesų kalnai. Virš jų ryškiai švytravo mėlynas dangus. Toli matėsi, blausiai bolavo neryškus maži debesėliai. Sparčiau tolo išnykdami mėlynuose dangaus platybėse. Palengva pajudėjo ir žemutiniai debesų kalnai. Tarp priešingų stovyklų atstumas mažėjo. Baltame pūkų debesėlyje kyšojo žmogaus raudona galva. Iškėlęs grėsmingai kumščius artėjo milžinas žmogus. Tuoj milžinai susikibo. Raudongalvis gėdingai mūšį pralaimėjo. Saulėtą sekmadienio rytą iš saldaus miego pažadino atbanguojantis dūdų orkestrų garsai, kurie atnešė praeitų metų festivalio prisiminimus. Atgijo ryškus vaizdai. Didelius ir mažus, senus ir jaunus, visus kviečiamus į Žemaičių festivalį. Miestelis mirgėjo nuo šventinių plakatų, vėliavų, skelbimų, kvietimų. Visus skubiai ragino, kvietė, šaukė į šventę. Net ant autobusų mirgėjo užrašai į Žemaičių festivalį. Visus kuo greičiau kviečiame į Žemaičių šventę. Visi žmonės pakniupščiom skubėjo, lėkė į festivalį. Artimesnieji dviračiais, tolimesnieji motociklais, autobusais, kiti atvirai sunkvežimiais, apkaišytais žaliais berželiais. Skambėjo juokas, visų pakeli šventinė nuotaika, skambi daina sklido toli laukais nuo Plunkės iki pat Platelių ežero. O tų žmonių gausybė, atrakcionų daugybė, visko negalime suminėti, nei užmatyti, nei užregėti. Nesibaigus vienam atrakcionui jau vlyšauja garsiakalbiai, kviečia valčių lenktynės. Šalia rikiuojasi paradui spalvotas burių karavanas. Joms dar nepraplaukus pro centrinę tribūną jau pamiškėje rikiuojasi lenktynininkai. Kurtinančiai burzgia motociklai, lekia ratu keldami dulkių ir dūmų kamolius. Taip ir plūsa žmonių gausybė, čia į vieną ežero pakraštį, čia į kitą. Visur nori suspėti, viską pamatyti. Čia vėlgi sudrebina orą dūdų orkestrai. Prasideda karnavalas. O tų kaukių vairiausių. Raiti, pėsti ir važiuoti plaukia ir plaukia pro šalį. Pasakų herojai, vieni gražus, žvaliai žygiuoja keisdami dar gražesnius. Puikuojasi pasakų kaukės, grafatė praplaukia baltu laivu. Gervazas prašuliuoja eiklių žirgu. Visų nei aprašysi, nei apsakysi. Mėgėjai trankios muzikos pasiklausyti būriuojasi į pakraštį, kiti patraukia į Paltinienės ir Ivanauskų koncertą. Virš galvos suka ratus lėktuvas, skraidina apie ežerą. Mėgėjai gražių vaizdinių gali pasigėrėti žaliomis ežero salomis, nuostabiai gražiais miškingais krantais. Štai sugrįžta laivas, kviečia į kelionę, siūlo pasisvečiuoti, užlipti ir apžiūrėti Pilies salą, Veršių salą, Pliksalė, Ubagsalė. Didelį būrį festivalininkų sutraukė norinčių pasiklausyti nuotaikingų dainuškų kupletų. Grojo ir dainavo vienas muzikantas, kuris sudarė visą kapelą. Jis vieną posmelį dainuoja, pritardamas bandoniją, su kojomis muša būgną. Antrą posmelį groja su triūba pritvirtinta prie bandonijos. Kai užtraukia kapelą, pašiepdamas valdžią, žiūrovai palydi džiaugsmingais plojimais. Audringai dėkoja už atliktą numerį. Džiaugsmingai šūksnis prašo pakartoti dar ir dar kartą. Visų veiduose laiminga, pakili nuotaika. O kur dar žirgų lenktynės, dviračių varžybas, o kur dar kiti renginiai, atrakcionai, loterijos laukia, kviečia visus festivalio dalyvius prekybininkai, gausybė koskelių siūlo įvairiausių skanėstų pirkti ir ragauti gardumynų. O kas mėgsta išgerti degtinės, vyno ar alaus, nors maudykis, užtat pilni pakrūmiai voliojasi girtų festivalininkų. Stadionų aikštėje jau iš tolo girdisi Žemaitijos kolūkio ir Platelių sirgaliai triukšmingai šaukia valio, bet kuriai komandai mušus į vartus keria. Priešingoje stovykloje girdisi sirgalių švilpimas, nes Plateliai pirmauja 2-0. Žaidžiamas senas visų užmirštas žemaitiškas žaidimas keria.
Visą dieną nenutrūko festivalyje garsiai skambėję, sklido iš priešingos ežero pusės, ji mano visą sielą užvaldė. Mažiausias garselis atneštas vėjo vertė mane giliai susimastyti. Mintise lyginau praėjusių metų garsus ir vaizdus, kai dar truputį mačiau. Tada pagautas neapsakomos laimės ir džiaugsmo puldinėjau nuo vieno renginio prie kito, o dabar tik galėjau guostis tolimais festivalio garsais ir spėlioti, kas šiuo metu vyksta. Šventėje iš tolo jau girdėti dūdų orkestrų garsai, jau turi prasidėti spalvingas kaukių paradas, gal toks kaip pernai, o gal ir gražesnis. Petras nerado savo vietos, ėjo iš vieno kambario į lauką, iš kiemo vėl į kambarį. Paėmė į rankas akordeoną, pirštais perbėgo klavišais ir padėjo į šoną. Širdyje nenusakomas maudimas, gerklę gniaužė nematomi šalti pirštai. Ant lovos sėdėdamas užgriebė radijo imtuvą Selga. Staigiu judesiu atsuko garsą. Diktorius pranešė apie Žemaičių festivalį, kuris vyksta Žemaitijoje prie Platelių ežero. Nervingų judesių užsuko garsą ir piktai pastumė radiją į šalį. Tarsi čia jis ir būtų visų kalčiausias, nes radijo pranešėjas šį rytą paskelbė visai Lietuvai apie Žemaitijoje vykstantį festivalį. Lyg be jo pranešimo nebūtų seniai žinojęs. Giliai susijaudinęs atsistojau ir skubiu žingsniu išėjau į lauką. Čia vėl iš naujo užplūs skausmingos mintys. Kieme plyšavo garsiakalbiai. Atskirus žodžius, sakinių nuotrupas buvo galima nesunkiai suprasti. Petras priėjo prie skersinio, staigiai pašoko, apsuko vilkiuką, išlaužė mešką, mėgdžiojo beždžionę. Vis tiek įkyrios mintis nedavė ramybės ir toliau lindo į galvą. Neberūpėjo, net triušiai ilgiau nestaptelėjo prie jų, net švelnaus kailiuko nepaglostė, kaip darydavo anksčiau, ėmėte dobiliukų saują ir nuskubėjo takeliu į kalną, kur aiškiai girdėjo festivalio šurmulį. Pagrindinė žiūrovų masė talpino tribūnus, kur scenoje po atviru dangumi sukosi tautiniais rūbais poros, daugybė saviveiklininkų suvažiavo ne tik iš gretimų ir miestų, atvyko svečių ir iš Klaipėdos, Šiaulių, net Latviai sveikino grakščių šokiu nacionalinę dainą. Scenoje nenusileido latviams saviveiklininkai, jaunatvišku šokiu, šventinė daina, nuotaikingų humorų, žemaitiška šnekta. Paskui visi choristai užtraukė bendrą dainą. Plačiai nuskriejo galinga daina, ežero bangelėmis pasiekė auksmingus, žalias salas, kol garsas atsimušė į tamsų, vėsų mišką pakilo šakomis aukštyn, lengvai nuplaukė viršūnėmis tolyn į žydrą dangų, pridengtą lengvais debesėliais. Skubėjo į vakarus palydėti saulelę pakibusią virš ežero ir nebežinančią, kur keliauti, kai krintantis dainos žodžiai pasiekė mane. Skausmingai privertė suklusti, smarkiau įtempti klausą, kad galėčiau atskirti vėjų išdraikytus žodžius, išskirti juos iš tylaus pušų ir eglių ošimo, liepų beržų drebulės, paparčių šnabždėjimo, šilų šiurenimo. Motina, matydama, kaip aš įtemptai klausausi stovėdamas po klevais, festivalio garsų nerasdama savo vietos niekur. Mama dar jautriau pergyveno mano skausmą, ji mokėjo nuslėpti širdyje, o aš ne. Stengėsi, kaip įmanydama įvairiais būdais mane nuraminti. Nors pati buvo serganti, pačiai reikėjo švelnesnio žodžio, užuojautos ir ramybės. Kambaryje stojo tokia tyla ir ramybė. Virš stogo išgirdau vakaro blaškomą šakų šniokštimą, vos girdimus ausiai festivalio garsus. Patyliukais sergančių balsų motina ramino mane. Petriuk, neliūdėk, neimk taip giliai į širdį. Kitais metais bus Antanas parvykęs į namus, nebevažiuos tiek toli į Karaliaučių ir Tilžę uždarbiauti. Aš sveikesnė tada būsiu, nuvažiuosime visi į tą festivalį. Kitais metais pamatysi, dar gražiau bus. Pasižiūrėsi iki soties visokiausių grožybių. Neimk taip giliai į širdį, tiek jau to šį kartą, kaip nors apsieis be mudviejų tas festivalis. Jei ne tas dieglys paširdžiuose, tikrai būtume nuėję. Gėriau valerijonų lašų iš vaistinės, provizoriaus išrašytų tablečių nepadeda nei kiek. O gal, kai šią vasarą nuvyksime į tą Odesą, vėl pagerės? Tada vienas pats su dviračiu nulėks į festivalį, pamatysi savo kelėmis. Užuomina apie Odesą sugrąžino į tuos laikus, kai dar mačiau. Svajonių ir minčių jūrų užvaldė visus jausmus. Aš vėl galėsiu apžergęs dviratį lėkti žaliais laukais, lenktyniauti su pavasario vėjais. Laimingos mintis vėl sugrąžino į festivalį, kur buvo uždegtas joninių laužas.
Bene svarbiausias objektas ir buvo Joninių naktį uždegtas didžiulis laužas, toks baisingai didelis, bauginančiai paslaptingas. Kartu traukė prie savęs ilgi, ugningi liežuviai. Kilo į dangų šviečiančios kibirkštis, žaižaravo virš medžių rusvi atšvaitai, blykčiojo šokinėjo ant žmonių veidų, krūmų, žolės, šviečiančios laužo ugnis mirguliavo raibuliuojančiame ežero paviršiuje, lėtai lingavusi ant nurimusių bangelių, apsnūdusio ežero paviršius, kol ryškus atšvaitai blėso, gesdami tirpo ir skendo juodoje ežero gelmėje. Staiga ryškus laužo blyksnis nušviečia ežero plotą, išplėšė iš tamsos žmonių judančias figūras. Apie laužą daugybė šešėlių linguoja, šokinėja, ištysta, sustiprėjusi laužo šviesa, iš naujo šoka nakties šokį vaiduokliškai žmonių šešėliai, bėga šokinėdami, ieško paparčio žiedo. Po du šešėlius atsiskiria nuo laužo, nutolsta į miško tankmę ieškoti paparčio žiedo. Iš svajonių pasaulio vėl sugrįžau į realų gyvenimą. Į namus ėjau liūdnas, nusiminęs, galvojau apie festivalio linksmybės. Juk galėjau ir aš šiandieną ten būti. Tie žodžiai dar labiau užgavo ir įskaudino mano širdį. Juodoji tamsa užtvėrė kelią, niekur neleidžia nueiti. Baisiuose tamsybėse paskandino mėlyną dangų, tolstančius debesėlius, spindinčią saulę, žalius medžius, žydinčius sodus, kvepiančias lankas, takelį po kojomis, apkišta nematomais žiedeliais. Viską paslėpė po didžiausią neperžengiamą, neišmatuojamą juodąją tamsą. Tamsos okeanas išplito, uždengė visą pasaulį, jos nei peržengsi, nei perplauksi. Tamsybė visada kartosis ir kartosis, kada visą laiką mane persikio naktis, tada ir juodos minties į sielą lenda, sunku jų man atsikratyti. Jeigu ten regė festivalyje šoka, linksminasi draugių ratelyje, juokauja, džiugiai leidžia laiką, kodėl pas mane neatvažiuoja? Juk laiške rašė, kad susitiksime festivalyje. Nu, Jergutėlių, taip negali jį padaryti, negali tai būti. Ką čia gali žinoti, juk žmogus ne puodelis, nepaskambinsi. Ir toliau blogos tamsios mintis neapleido sielos gelmių. Lėtai tą keliu leidausi nuo kalno, po kojomis zirzė bitės, pievoje kvepėjo juodi žiedai. Leidosi bespalvės plaštakės, už nugaros tolo ir silpo festivalio prislopinti garsai, kurie skaudžiai draskė širdį. Tamsa nesitraukė ne per žingsnį, juodino nelaimingą mano jaunystę nepasidavė tamsybės žabangoms, priešinosi tamsi, kiek galėjo, stengėsi ją sučežinti, sumalti smulkės dulkeles, kad galėtų jaunystę kaip nors prasivalyti po kojomis savo šviesesnį kelią. Tada ir aš galėčiau kaip nors sutikti savo išrinktąją artimiausią ir geriausią širdžiai brangų ir mielą žmogų, kuri tikriausiai niekuomet ir niekados manęs vieno nepaliks toje tamsiojoje naktyje. Aš laukiu jos kiekvieną dieną, kada tik tai pasirodys. Daug reikia mudviem apie gyvenimą pakalbėti, galutinai sutarti, kaip mudu toliau gyvensime. Reikia kaip nuspręs, taip ir bus. Ir gal duos man galutinį atsakymą. Taip, apie regę liūdnai begalvojant, beeinant link namų, apie savo nelaimingą jaunystę, kaip čia reiks gyventi toliau, gal greitai abudu būsime kartu. Tamsa prasiskleidė užleisdama kelią šviesesnėms mintims, nuotaika pasitaisė, pragiedrėjo ir prašviesėjo. Iš tolo išgirdau šuns džiaugsmingą viauksėjimą, kažkas ateina pažįstamas. Ogi Antanas be pareinas, vo kaip gerai apsidžiaugiau, šūktelėjau garsiai laimingas. Valio, Petrai, greičiau eik namo, skubėk rengtis, to jau eisime į festivalį. O kaip gerai, širdis, kad pradėjo spurdėti, kaip sugautas paukštelis. Ir iščiamis pasileidau namų link, o iš kur tu, Antanai, atsiradai pačiu laiku, apsidžiaugė mama. Parvažiavau tiesiai iš Kalvarijos šventų atlaidų. Ar daug Kalvarijoje buvo žmonių? Nudžiugusi klausinėjo motinėlė. Labai daug, akys netraibo nuo minios didumo, mamos veidas švytė nuo švento pamaldumo. Priejusi prie švenčiausios dievamūkos pagarbiai persižegnojo. Skruostus išpasė sveikas raudonumas, sveikata pagerėjo, matydama laimingą ir linksmą Petriuko veidą. O kaip tu, Antanai, ar pėsčias nuėjai toli tiek į Kalvariją? Ne, kur tu nueisi, nuvažiavome su mašina, pilni pakeliai buvo milicininkų inspektorių, visas mašinas tikrino, vairuotojus tardė, liepė dokumentus parodyti, kas davė mašiną, kas jūs leido važiuoti.
o mūsų šlaipino lauk, į Kalvariją nei iš tolo neįleido įvažiuoti. Matai, kokie nelabieji velniai, praeitą sekmadienį mūsų kunigėlis per pamokslą parapijiečiams sakė. Valdžia prieštaraus, neleis niekam važiuoti į Kalvariją, į tokius šventus ir glaunius atlaidus. Aš, kol gyvas būsiu, sakiau ir sakysiu, ta valdžia berazumė, ką ji gali padaryti prieš dievaliaus galybę. Kurie norėjo, nieko nežiūrėjo, tie ir nuvyko. Jei nebūtų iš saviškių tokių išverstas kūrių, valdžios pakalikų ir šunų, neginiuotų ir neskustų valdžiai, laisvai visi galėtų be trukdžių važiuoti. Ir taip tiek daug iš visos Lietuvos priplaukė maldininkų. Mūsų buvęs giminaitis Alsėdiškis įgaliotinis, kaip šuo patrakęs puolė ant manęs. Kodėl ne festivalyje, ką čia veiksi su tom davatkom? Mane apėmė toks pyktis, pasitau ne juokais. Soskė pirma nusišluos tik pieną nuo lūpų, tada galėsi mane mokyti, kaip gyventi. Aš tave kaip karvašudį išdirbsiu iš giminės, mums tokių nusprogų ir soskių niekam nereikia, kad darytų visą giminį gėdą. Visi vyrai juoktis pradėjo pliaukšnodami man per petį. Gerai, Antanai, tropnas vyras esi. Įgaliotinis, kad niekaip negalėjo įkasti, nukoręs galvą kaip vilkas nutysino per avietyną. Tokių smorglinių mažiau būtų, tąsyk ir mes gyventume geriau. Kad būtume mačiusi, o tų lengvųjų mašinėlių neapsakoma daugybė, pilni laukai pristatyta. Nuo vieno pažiūrėjimo akis raipsta, o tų žmonių jūra nuplaukė, nubangavo. Minia pačiupo mane, ėmė nešti kaip pukelį, apėmė vis pakili šventinę nuotaiką. Veidai švytėjo, akis džiaugsmingai spindėjo, o tų žmonių minios, visų rankose gėlės, nešė žvakes, kryžius, vėliavą, šventųjų paveikslus. Nuotaika visų šventiškai pakili. Rankose maldaknygės, visi tik tai meldžiasi, gieda kalnus. Patrubočiai, kai užgrojo, visiems choras pritarė, sugaudė vargonai, suskambo varpai, užgiedojo vyskupas, jam pritarė daugybė kunigų. Mano dūšia pagavo šventos giesmės žodžiai. Pakilau virš žmonių galvų, lėkiu lengvas kaip pukelis, apačioje banguoja giedančių jūra. Aplink bažnyčios bokštą skraido balti angeliukai. Kaip paputę trūbininkai, užtraukė giedoriai, duše mano lengva lekia su baltais debesėliais į Žemaičių Kalvariją, labai glaunius ir šventus atlaidus. Baigiantis ir skystant festivalio šventėje po medžiais, krūmuose, eglynuose, vos ne po kiekvieno karklynu sklido girtų alasas, triukšmas didėjo šurmulys. Dauguma tam ir atvažiavo, kad galėtų susitikti kaimyną, pažįstamą, draugą ar giminaitį seniai matytą. Visi pirko degtinę, alų, kvietė į kompaniją išgerti, paplėpėti, pasižmonėti, pabendrauti, pasidalinti festivalio įspūdžiais. Festivalyje ką matė, ką girdėjo, su kuo susitiko giminaitį, bičiulį ir seną pažįstamą. O komunistų partijos pagrindinis tikslas buvo ideologiškai apdoroti savo liaudį ir todėl organizavo tuo pačiu metu Žemaičių festivalį, kad jaunuomenė ir tarnybinė liaudis negalėtų nuvykti į šventus Kalvarijos atlaidus, pasisemti dvasinės stiprybės, kad netikėtų artimo meilę humanizmo idėjomis, norėjo ištrinti žmonių atminties meilę artimui, aukščiausiam Dievui, kad protai sustabarėtų, kad tik vykdytų penkmečio planus. Jungtinis choras užtraukė dainą Šlovė brangiai komunistų partijai ir vyriausybei. Garsiakalbiai rėkavo, plyšavo visą gerklę, pritilęs miškas antrino įkyrius dainos žodžius, šventinė nuotaika išnyko. Ją sugadino niekam nereikalinga priespauda ir vergovę garbinanti daina. Liūdnos mintis pamažu skverbėsi į sielą. Šventinė festivalio nuotaika tirpo ir blėso, sklaidėsi tuščiais laukais ir miškais. Medžiuose skambantis paukščių balsai, kvepiantis žolynai sugrąžino į natūralaus gyvenimo būseną. Na, Valauskai, ką gerą besugalvojai? Ar jau važiuosi namo? Užklausė Rimantas. Vytai, nebūk pasiutęs, biesi vienas. Kaip gali namo važiuoti tokią šventą dieną? Ar nežinai? Prižadėjo atvažiuoti akliai muzikantai, gal nežinai? Žinau, kaip nežinosi, mano sesutė susirašinėjo su vienu muzikantu iš Kauno. Laiške rašė, kad tikrai atvažiuos. Dabar jis negali čia atvykti, nes neturi su kuo atvažiuoti. Kai Antanas grįš iš Kalvarijos, tikriausiai su muzikantais atvažiuos. Tiek ilgai dar nesirodo, turbūt dar negrįžo Antanas. Jis prieš vykdamas į Kalvariją manęs prašė, jeigu ilgai užtrukčiau atlaiduose, tada tu nuvažiuok ir parvežk Petrą. Taip reiks ir padaryti. Tu iššokiu į mašiną ir lėkiu. Eik, tu biesi viens, nu fainai bus, apsidžiaugė Vytas. Ta aš tau galiu gerai užgarantuoti. Antanas kiekvienais metais taip darom. Kaip jis taip suspėjo, Žemaitijos Kalvarijoje dūšį atgaivina, paskui
kaip naujai atgimė siela nusiplovęs atlaiduose, festivalyje sveika, žvalų kūną pramankština, trypia gegužinėje. Toks tropnus vaikis ir Antanas, tokių reikia su žiburu paieškoti. Žinoma, kad reikia, pritarė Vytas, juk galėjom ir mes nuvykti į Kalvarijos atlaidus. Su kuo nuvažiuosi, pėsčias nenueisi, jeigu kolchozo pirmininkas nedavė mašinos. Bet koks žaltys tas kolchozo pirmininkas, toks jis jau yra. O norinčių važiuoti didelis šmoc buvo. Pirmininkas visus tik šnekino, ragino, prašė važiuoti į festivalį. Nelabai kas tie norėjo važiuoti. Praeitais metais jau buvome, tą patį kiekvieną metą rodo, visiems iki reikia kaulo, todėl daug kas ir nevažiavo. Nieko, Vytautai, nepašiksi, kokia valdžia, tokia ir tvarka. Juk jie tyčia taip ir daro. Kalvarijos dieną suorganizuoja Žemaičių festivalį, kad jaunuomenė negalėtų nuvykti į Kalvariją, tai visus ir mulkina. Taip vyrams besišnekučiuojant festivalis skydo, tuštėjo. Visi jau ruošiasi važiuoti namo, būriuojasi apie mašinas, kraunasi daiktus, šurmuliuoja, ieško savų pažįstamų. Ką jie ten dainuoja, nė velnias negali suprasti, juk festivalis pasibaigė, tribūnos ištuštėjo, niekas nebenori klausytis jų tos liorlalynės. Vytai, einam visiems pasakyti, kad pasiliktų gegužinė, niekur nevažiuotų. Aš jau daugam iš anksto pasakiau, manęs prašė sesutė, kad pasakyčiau pažįstamiems draugams, tuoj neužilgo bus mūsų gegužinė. Matai, Vytai, kaip aikštė tuštėja. Tegul tik greičiau festivalininkai šutina namo, palaistina tribūną mūsų muzikantams. Susėdęs ant žalyno didelis linksmo jaunimo būrys galando liežuvis, juokavo, šposavo, čydėjus iš choristų, liepė ragino baigti lermuoti ir tai visiems ausis išūžė per dieną tie garsiakalbiai. Prieėjęs Vytas prie linksmo jaunimo būrio tvirtai visiems pareiškė, greit prasidės gegužinė. Tuoj pat lėkiu ir atvešiu muzikantus. Piktai sulojo šunatis, į kiemą įbruzgė sunkvežimis, greitai per duris puoliau laukan, pilna mašina klėgėjo garsiai žvaliais ir linksmais balsais jaunuomenė. Iš linksmų mergikių juoko, nuotaikingo šūkavimo, išgirdau regės balsą, iš džiaugsmo širdis apmirė. Ot, kaip gerai, matai, kokia gera, neužmiršo manęs, stovėjau kaip stabo ištiktas vietoje ir klausiausi į triukšmą, kas čia tokie atvažiavo. Klegančiais balsais džiūgaujančių mergikių būrys apstojo glaudžiu ratu. Pirmoji pačiupo mano ranką regė. Labas, Petrai, labas, visas kūnas nutirpo iš džiaugsmo ir laimės. Puolė sveikintis regė seserys, Birutė Jadvyga, Zita Irena, tapšnojo per petį pusbroliai Rimas, Povilas, Zenonas Sėdis, o regės brolatis Vytas, nepasiekdamas rankos prasiskleidė pro seseris, trenkė kaip sukultuvė per petį. Sveikas, Petrai, atvažiavau tavęs parsivežti į gegužinę, susipažink ir su mano mergikė. Į mano ranką Vytas įdėjo Audros ranką. Ji yra atvykusi iš Žemaičio Naumiesčio. Labas. Labas, būsim gerai pažįstami, suspaudžiau mažą rankelę. Greičiau lėkėme į festivalį, jau ten visi nekantraudami muzikantų laukia. Tik tai greičiau susimes, tuoj lipam į sunkvežimį ir važiuojam. Ten jie laukia ir nesulaukia mūsų. Paskui mane keiks, kad suvėlavome. Po didelio džiaugsmo atgavau žadą. Bėgu į trobą, reikia pasimti akordeoną. Reginėlė, greičiau lėkėm į trobą, aš labai noriu tave parodyti savo motinėliai. Privirto pilna troba jaunimo, skambėjo linksmas juokas klebėjėjimas, visų pakili nuotaika. Mama, štai mano gražioji mergikė. Taip šūktelės puoliau kitą kambarį, pasigrobiau akordeoną. Antanas čiupo būgną, klegėdami išvirtume pro duris lauk. Glauniausias mūsų griežikas buvo Bagdonas Vladas, kilimo nuo platelių. Jis pasiėmė triūbą. Petrai, paragino mane. Sumetam vieną maršą tavo gimtiesiems nameliams ir gerai motušėlį, kol visi susišokinės į mašiną. Gerai, gerai, galime užleisti, labai gerai, nors kad tu, Vladai, atlėki ir kartu atsiveži draugą Juozą, muzikantą. Bus labai gerai gegužinėje ir mumis pavaduos. Labai gerai, Vladai, kad moki ne tik groti, bet ir skambiai, gražiai padainuoti. Tada ir man bus geriau, galėsi su regė linksmai pasišokti. Antanas būgną pamuš, o tu pagrosi, nebus jokios bėdos, kad užleidome smagų maršą. Pripuolusi motinėlė man jau užsišaukė. Petri, katra tavoji buvo, aš nebesupratau, visos seserikės apsikabino mane iš visų pusių, tokios visos gražios, jaunos, meilios, lieknos kaip liepaitės, aš ir nebesupratau, katra tavoji, žiūrėk. Mama, žiūrėk, ji ten mašinoje sėdi,
Ta, kuri garsiau šaukia, ragina greičiau važiuoti į Gegužinę. Ten 100 kartų didesnis būrys laukia nesulaukia muzikantų. Pabaigę maršą instrumentus padavėme ištiesas rankas, patys sušokome į sunkvežimį, Antanas smarkiai trenkė būgną, garsiai sušuko. Išleistuvių maršą, mašina pajudėjo, motinėlė visą laiką mojavo ranka išleisdama jaunystėje laimingą gyvenimą. Švytėjo laimingasis veidas, taip skaičiai, kaip užtekantis saulelė švytėjo. Jo širdis džiūgavo, kad jauniausias sūnus Petras surado ir nusiskynė tokią nuostabią laukų gėlę, kuri nuostabiai žydi ir kvepia, apsvaigina sūnaus jauną galvą. Tegul jie būna laimingi, jauni ir gražus, tada mano sūnų nebereikės gyventi tamsoje, kad jiems visą laiką šviesų laimės ir meilės skaisti saulutė, tada ir jo gyvenimas bus laimingesnis, lengvesnis ir šviesesnis. Mašina skubėjo per žalę gėlę, kaip eiklus žirgas, pasišokinėdama per duobėtą kelią. Vėjo greičiu nešė jaunystę į plačius gyvenimo kelius ir vieškelius. Už borto šniokštė lieknos pušys ir eglės. Linksmai mojavo skarotomis šakomis ir motinėlė mojavo skarelę, išleidėdama jaunus sūnus į tolimą gyvenimo kelią. Į tai prisiminė ir savo jaunystę, kuri jau niekada nebesugrįš. Ošdamas miškas artėjo prie ramiai bangelėmis mirguliuojančios skidraus ežero žalių krantų. Antanas nenustygo vietoje, kaip koks vaikas, ir organizatorius muzikantus mergužėlės ragino užplėšti trankę gražią dainą ir užvedė aukštu balsu. Ant melsvo ežero bangų laivelis supos ant irklų. Jam šokosi pritarti linksmų mergikių skambus balsai. Muzikantai irgi nesnaudė, turavojo visais instrumentais, dainuškininkams pritardami, vedė regę skardžiu balseliu antrą posmelį. Tu ją myluok ir ją bučiuok, o man vis naujus skausmus duok. Užliekus mašinį ant stataus kalnų suspindėjo, subangavo priešais ežero virguliuojantis toliai. Galinga daina įsiveržus iš jaunų krūtinių, kaip armotos renksmas plačiai nuskriejo, nubangavo per ežero plotį. Aidas atbangavo atsimužęs į Gegužinės kalną, kurių laukė ištroškusi minė geros, linksmos, nuotaikingos muzikos. Mašina čiaudydama, pukšėdama ant kalno viršaus, užgeso variklis ir sustojo. Visi nustebome išgirdę iš priešingo kranto dainos žodžius. Nereikia ašarų, kai nuo medžių gailios rasos kris, mylimasis vėl sugrįž. Taip aiškiai atskriejo dainos žodžiai, kažkur regėsi sutepus balsių pritarė, tai ir mylimas sugrįž. Vyrai, nepasiduokime dainuškininkams, sušuko Vladas, papūtė triūbą taip smarkiai, net 7 kartus miškingi krantai atkartojo aidą, taip susišnekėjome su priešingu krantu, triūbas garsas tarsi koks šauklys nešė gerąją žinią muzikantų belaukiantiems. Priešingas krantas pritilo, klausėsi muzikantų grojimo, mūsų skambių žemaitiškų dainų. Valauskų Vytas, bekrapštinėdamas variklį, užplėšė visą gerklę garsiai naują dainą. Palinko liepa šalia kelio, pravirko motina sena, net pašoko nuo sulų, sustojo petys į petį, kad geriau girdėtų dainos žodžius. Žali laukai, siūbuojantis miškai ir aukšti kalneliai atkartojo. Sūneli, tėvynė tave šaukia ir vėl bus laisva Lietuva. Šėkit, pasimkit, klausykitės Lietuvos išdavikai ir pavergėjai, žinokitės, ką mes norime dainos žodžius jiems pasakyti. To žodžius dar kartą mintyse visi kartojo, dainos žodžiams pritardami. Po audringos patriotinės dainos visi pritilo. Sukluso laukdami, ką kitas krantas uždainuos. Vyrai, klausykitės, jie mūsų dainą traukia, džiaugsmingai sušuko Antanas ir trenkė su bumbulu į kabinos viršų. Vytai, ar girdi, tavo dainą dainuoja Gegužinėje jaunuomenė. Vytas jiems pritardamas įjungė mašinos signalą, Vladas užkaukino triūbą, tarsi sirenos kauksmas ragino jaunimą pabus iš gilios priespaudos ir priešintis jai nors patriotinę dainą. Aš plėšiau su akordeonu, o Antanas iš visos jėgos talžė būgną. Mergikė su vaikiukus visą gerklę klykė, valio, valio. Ir taip šaukdami ir rėkdami su pakilia šventinė nuotaika, triūbindami ir grodami perlėkėme miestelį, pasukome link ežero į Gegužinę. Prie pat estrados buvo uždarytas kelias, stovėjo sėdiškis įgaliotinis Povilas su draugovininkais. Sustabdė mašiną, toliau mums neleido važiuoti, ant kelio įsižergęs mosikuodamas rankomis skerečiojosi Povilas, mosikavo, rodė, kad čia negalima važiuoti. Neklausykite, bus atimtos teisės.
Antanas pašoko, atsistojęs visų ūgių, mosavo palei nosį su būgno makačiolu. Ak, tu žaltyvėns, taip greitai suspėjai parlėkti iš Kalvarijos, ten kaip partrakė šuo paldinėjai ant žmonių, neleidė mašinom įvažiuoti. Va čia dabar tai puolė ant viršaus, traukis soskių iškėlė, voką duosiu per kramę su tuo guzu, nusprūksi čia pat vietoj. Staigiai pašoko iš vietos Rimantas. Faraone, tu prakeiktas, o kodėl šiandien aplungęs pirmasis sekretorius per žmonių minę važiavo su Volga, įsijungė signalą. Tai per tiltelį susidarė didžiulis žmonių kamštis, vos vaikų nesuvažinėjo, nespėjo tėvai į rankas paimti. Matai, jam tai galima važiuoti ant žmonių, o mums į festivalį negalima. Vytai, neklausyk to durniaus, įjunk signalą, duok gazo, manom tiesiai į gegužinę. Vytas nieko nelaukdamas užmetė žibalo, kaip vėjas įūžė į aikštės vidurį. Jaunimas didžiuliais būriais pasitiko muzikantus. Mumis ant rankų iškėlė, nunešė tiesiai į sceną. Nu, Petrai, Antanai, prašneko susijaudinęs Vladas, gausime parodyti iš dūšės, kaip mokame ir sugebame linksminti jaunuomenę. Linksma gegužinė prasidėjo. Petrai, kad taip gražiai publika mus širdingai sutiko, mumis įpareigojo svetingumą atsidėkoti kuo gražesnių, linksmesnių, geresnių grojimų. Stengiamės iš paskutiniųjų jėgų, bet to Vladas Bagdonas kišenė žodžio neieško. Kada jis grodavo vestuvėse, krikštynose, išleistuvėse ar kitose susiborimuose, jis rėždavo šmaikštų humorą. Akimirksniu sukurdavo kupletus, pašmaikštavimus, pritardamas akordeonu, paširdamas vieną ar kitą vestuvininką. Jaunimas skrisdavo iš juoko. Jo ausis pasiekdavo. Pakartot, pakartot, dar kartą pakartot. Nu, Vladelį, dabar bistriau, imk akordeoną, rėšim smagę Tado Blindos vestuvinę polką. Nuskambėjus pirmiesiems akordams, jaunimas puolė rengtis mergikės, kad pasileis trypti estrados grindis, nes scena drebėjo nuo šokėjų trypimo, lingavosi kartu su muzikantais. Pasibaigus polkai, linksmas jaunimo būrys apstojo ratu. Nu, puikiai surėžėte muzikantėliai, toliau bus dar linksmiau, atrėžė Vladas. Užgriešime naujausių, protingiausių ir populiariausių šokių. Tokių jūs dar nesate nei girdėję, kokius Amerikoje šoka. Jumis irgi reiks tikriausiai pamokyti, kaip reikia šokti tvistą, šeiką, bugį, rock'n'rollą. Tai čia nieko mandraus nėra. Keliais žodžiais aš galiu nusakyti, kaip reiks naują šokį šokti. Du šokėjai sustojate vienas prieš kitą, taip ir spardotės, trypėte visą laiką kaip dožiai. Tik tais badytis nereikia, ha ha ha, nuskambėjo griausmingas juokas. O jeigu norėsite patį naujausią šokį pašokti, kurį dabar šoka visi Lietuvoje, gausite prašyti akordeonisto, jis jūs išmokys ir parodys. Jis moka ne tik groti, bet spardytis kaip karvė ant ledo. Vladai, baik ladyti liežuvį, pirmiausia reikia savo lietuviškus šokius išmokti pašokti, kuriuos šoko mūsų senoliai. Šiandien jaunimas jau baigia juos užmiršti. Nu, Petrai, einam pašokti, paklausė Reginėlė. Einam, labai gerai būtų pašokti. Matai pati, kad negaliu eiti šokti, jog tas velnio išpera Vladas liepia man groti, nepaima akordeonų ir nepakeičia manęs. Ar jis moka ir su akordeonu groti? Ką jis nemoka, ką paima ranką su tuo ir groja, tik tais nežinau, ar su katinu moka groti, hi. Čia nusijuokė mergikės, na ir šaunų draugą turi. Neblogai būtų, jeigu imtų ir pagrotų už mane. Po trumpos pertraukėlės Vladas Bagdonas pūtė garsiai triūbą, skambėjo akordeonas, Antanas mušė būgną iš peties. Jaunimas treipė, šoko, net grindis bildėjo. Kiti vaikinai, kurie nešoko, susibūrė į kupetas. Dūmą pūtė, rodą braukė, dalinosi festivalių ir gegužinės įspūdžiais. Ant drąsos ir apšilimo čerką maukė. Kokia graži muzika, visi kalbėjo. Dar labiau visiems pakėlė nuotaiką ir gerą ūpą. Iš visų krūtinių veržėsi daina, jaunystės entuziazmas ir jėga. Jei galėtų ant savo pečių kalnus pakelti ir nunešti. Plateliškis Vladas Bagdonas užvedė galingų balsų liūdną patriotinę dainą. Kur tas dulkėtas traukinys taip toli iškeliavo, palikęs tėviškės laukus ir pievas, kur žaliavo. Tada okupantai tautos brandžiausią ir nuostabiausią žiedą išvežė geležinkelio bėgiais į Sibiro platybės. Dabar dalis jaunų sūnų skaudžiai aitrina savo jauną širdis su daina.
kaitino protą, ugdė meilę, grožį ir patriotizmą gimtiesiems Lietuvos laukams ir miškams, bočių, išminčiai ir karingumui. Aš begruodamas nieko daugiau negalvoju. Kaip čia reikėtų nustoti groti, kad tik Vladislavas greičiau pakeistų mane. O aš tada galėčiau su Rege pašokti. Per tą grojimą dorai net žodžių negalėjau persimesti, o kaip aš jos pasilgau, kaip norėčiau nors švelnų jos balselį išgirsti, klausytis ir klausytis. Šiuo metu visi šokiai eina tik ant biso, pakartoti. Aš jau bandau kaip nors nebegroti. O Vladas vėl triubina ir triubina, juk vieną šokį galima visą valandą groti, galima ir sutrumpinti iki 5 minučių. Į galvą atėjo išganinga mintis. Aš grosiu, bet niekas nešoks, nes nemokės šokti. Paskelbiau garsiai, mergikių viliotinis, grodamas dar uždainavau. Šeik, ajau bengs begraibė, nusėtas jau liep namus. Eiti už nugaros išgirdau vyruką kalbą. Vladas, užtat imk akordeoną ir pagrok už mane, juk seniai žadėjai, aš noriu bėgti aikštelę sušokti, juk tu gerai žinai, kad aš nors vieną vienintelį šokį pašokti su savo mergike. Nu jau gerai, eik ir šok, kaip taip jau nori, tik tai žinok, ilgai aš negrosiu už tave. Pašokau iš vietos, atsistojau, žvalgiausi, kieno čia paklausti, gal matote, kur yra Regė. Net nepradėjus Vladui groti, išgirdau Regės balsą. Petrai, einam greičiau šokti ir teiškė savo rankai mano delną. Ar tavo draugas nemeluoja, tikrai moki naujoviškų šokių šokti? Moku, kaip nemokėsi, o iš kur tu išmokai? Internate per fizinio lavinimo pamokas mokytoja išmokino, o man ar parodysi? Žinoma, kad išmokysiu, tik einam greičiau į aikštę, ten ir pašoksime. Pradėjau mokyti, rodyti lėtikę, strykčiau kaip varlė, taip ir mokinau, kaip mane buvo mokinė. Čia nieko mandraus nėra, pamatei vieną kartą, kaip šoka ir greitai išmoksime. Regė pakvietė seserykis, atbėgo Vytauto Užupalio dukros Remigutė ir Virgutė, joms tikrai buvo nenaujiena, nes jos buvo į festivalį atvykusios iš Vilniaus. Jos netgi pačios gerai mokėjo šokti, net seserykės pamokino, jos man net padėjo mokinti šokti. Atbėgo Rimantas su panele, visi susikibome rankomis, pradėjome ratelį. Aš pradėjau dainuoti lėtikio melodiją. Tiems kraštams naujoviškai Lietkojanka buvo didelė naujiena. Strykt penketas varlių, strykt šoka rateliu. Labai visiems patiko naujoviškas šokis, visi gegužinės dalyviai žiūrėjo ir stebėjo, koks tas šokis, kaip reikia jį šokti. O kada pamatė, tuo ir suprato, nieko mandraus čia nėra, tas šokis lengvai išmokstamas. Visi su didžiausiu užsidegimu ir pakilę nuotaiką visą vakarą tik lėtiki ir te šoko. Savyje pagalvojau truputį, net įsigandau. Nuo tokio galingo ir stipraus pagal taktą grindis trypimo gali ne juokais net įlūžti. Ir įtartinai siubavo ir traškėjo scena. Per tiltą žygiuojant kareiviams liepė sumaišyti žingsnių ritmą. Vienu ritmu negalima žygiuoti, nes įsisiubuoja tiltas. Gerai darote, pamaniau. Ženkite drąsiau ir tvirčiau. Ateityje Lietuvai gal prireiks kariško muštro. Labai gerai, kad nors šiandieną dar tebeskamba iš jaunų krūtinių paleista Lietuvos partizano karo žygio daina. Nors už 15 kilometrų yra įrengta rusų raketinė bazė su atominėmis galvutėmis. Jų galybė bejėgė prieš patriotinę tautos dainą ir dvasią. Jokiais naujausiais ginklais bei lazeriais nepagaus ir nesunaikins per ežerus, laukus, miškus ir kalnelius iš jaunų krūtinių įsiveržusi tautos patriotizmą, žadinanti ir kelianti pabusti, pakiltis visų ūgių. Kovoti už laisvos Lietuvos atgimimą daina ragina prisiminti senovės istoriją, atgaivinti didingus Lietuvos žygius. Gegužinė skambėjo visų savo didumu ir grožiu. Matai, Petrai, kad visi tik lėtikai ten nori šokti. O man irgi gerai, kad taip ilgai jie šoka Lietkojanką. Einam pas Vladą, tu jam pasakysi, tavim jis labiau patikės. Sakyk, Petras tebe mokino šokti lėtikį, aš dar neišmokau, taip mes jį apgausime. Mudu tada galėsime šokti ir šokti. Pasakyk seserikiams, kad jos tą patį sakytų, o aš Antaną, aš jau seniai paprašiau, kad nesakytų Vladui, kad Vladas nešoka, o groti tai jau tikrai moka.
Jis net improvizuoja, bando kurti muziką, tikrai iš jo išaugs būsimas kompozitorius. Petrai, ateik greičiau groti, bene jau kokį 10 kartą kviečia. Ką čia be padarysi? Nors labai nenorėjau eiti groti, bet spyriodamasis vis dėlto nuėjau. Regė privedė prie Vlado, paėmė akordeoną ir grojame Letkajanką. Su triuba dar puikiau, dar gražiau skambėjo visas paežerys. Nubėgo, nuraibuliavo muzikos garsai melsvomis ežero bangelėmis. Gegužiniai įsisiūbavo visa jėga ir smarkumu. Jaunystė įsiveržus iš jaunų linksmų krūtinių džiūgavo, aplinka visa kvatojo, juokėsi, dainavo, šoko, trypė, nenustygo savo kailyje, įsiveržus į laisvę, į ateitį, į gyvenimo nepatirtus jausmus ir plačius kelius. Jaunimas aikštėje kleketavo, džiūgavo ir skriejo velnišku greičiu. Netikėtai iš po žemės prieš muzikantus išdygo Alsėdiškis įgaliotinis. Bėkit, vieną sykį grajit, jau seniai po 12. Seniai jau buvo įspėjęs Antanas, kad bėgtų tas lermas. Klausyk tu, tvarkos gadintojų, kietai atrėžių krūtinę atstatę su visu akordeonu. Kiek mes norėsim, tiek mes šoksim ir grosim. Čia pas manęs yra griežta tvarka, aš jos taip laikausi ir prižiūriu, kad degtinės nevirtų, nesivoliotų girti pagrioviais. Turbūt pats esi akis užspylęs su degtinė, jeigu nematai girtų festivalininkų. Ten eik ir pasižiūrėk, pilni pakrūmiai guli prisigėrę rūginės, uniformuoti tavo tvarkdariai. Ką su jais jau be padarysi, truputį padagino, o koks oras buvo karštas, pavargo budėdami. Nu ir kas, čia tokio, truputį pakrito pailsėti, ha ha ha. Linksmai nusijuokė mergikės, apstojusios muzikantus glaudžiu ratu, kad įgaliotinis neprieitų arčiau mūsų. Baikit žaipytis, vaipytis, aš vis tiek neleisiu groti, nutrauksiu tą jūsų savavališką organizuotą gegužinę. Jau visiems plateliams su savo triukšmavimu neleidžiat miegoti, be to nemiegoję rytoj iš pat ryto turėsit eiti į kolūkį dirbti. Žiūrėkit, koks kolchoznikas skerečiuojasi, panašus esi į juos. Galėsiu už juos ir eiti į tą savo kolūkį. Vyrai, ateikit, įsiutęs pakvietė savo draugovininkus. Jeigu neklausot manęs, atimam muzikas ir nešam į mašiną. Viskas vyko greitai ir netikėtai, kad mes nespėjome gerai, net susiorientuoti. Povilis stiprių mostų nubloškė prie manęs stovėjusias regės seseris. Draugovininkai išgirdę komandą kaip šunys puolė draskyti ir bejėgę auką. Mano pečių nuplėšė akordeoną, Vladui per jėgą išplėšė triūbą, pagrobė būgną ir pasileido ryšiomis prie mašinos. Man po kojomis pasimaišė būgnai mušti guzis. Stvėriau rankas ir pasileidau pagal akordeono garsus. Bėgo balsus prispaudęs, žvygino instrumentą. Man buvo geras vidurys orientuotis, kur bėgti. Priešais užvesta mašina. Perpykęs visas išraudęs, rėkiau visą gerklę. Sulaužysi, sudraskysi mano akordeoną. Aš su kuo, aš gegužinėje grosiu. Palik, pabaisa, mano instrumentą. Iš paskos bėgo man į pagalbą persigandusių garsiai rėkiančių mergikių būrys. Kur jie dingo? Greičiau, kvieskite vyrus, Antaną, Rimantą, Vytą, šaukite į pagalbą, gegužininkus muzikos instrumentų gelbėti. Tarp bėgančių atstumas kas akimirką trumpėjo, už kelių žingsnių garsai čirškė mano akordeonas. Dar truputėlį pastangų, tuoj sučiupsi savo brangiausią daiktą. Dar akimirką, sekundėlę, akordeonas bus mano rankose. Įgaliotinis pribėgęs prie mašinos durelių sustojo. Įsibėgėjęs griuvau ant viršaus, į glėbį apkabindama savo brangiausią turtą instrumentą. Stiprus smūgis per galvą, akordeonas įslydo iš rankų. Griuvau tuščiomis rankomis šalia mašinos ant žemės. Pakėliau galvą dundant į žemę, visa aplinka, dangus nuo bėgančių žingsnių. Visi rėkiantys garsai supčiojo ir sukosi ratu. Į pagalbą milžino žingsnis atskubėjo Valauskų Vytas. Tarsi kūjų iškėlęs iš galvos mosavo kumščiais. Iš visų galių skubėjo, kad nuleistų ant nedorėlių galvos smūgius. Nei per žingsnį neatsilikdami kandin šuoliavo pykčių ir neapykantos perkreiptis veidais Antanas su Gyčiu. Kumščiai kietai sugniaužti, tuoj rankos bus paleistos į darbą. Po kelių laukimo akimirkų visa žemė aplinka dundėjo ir aimanavo nuo artėjančių žingsnių. Oras skambėjo nuo įsiutusių riksmų, šauksmų ir keiksmų. Nu, žaltie, aš tau dabar parodysiu, greitai papulsi mano rankeles. Tuoj žinosi, kaip mano seserį reikia stumdyti, tuoj paragausi mano kumščių skonį.
Vytas bėgdamas mosuoja kumščiais, pakelia, nuleidžia, nori įsitikinti jų stiprumą ir galingumą. Laikykite, pajudėjo, važiuoja mašina, suriko daug balsų. Greičiau pulkite už priekio, laikykite. Ta pačia akimirką kietų vyrų kumščiai atsimušė į kieto metalo paviršių. Mašina kaukė sužeisto žvėries balsu, versdama dūmų kamuolius, stengėsi ištrūkti į laisvę. Antanas, Rimantas, Vytas, Gytis įsirėžė priekyje laikę mašiną. Prišokęs Vytas savo galingomis rankomis kilstelėjo mašinos galą. Ratai ėmė suktis ore, neliesdami žemės paviršiaus. Už kelių sekundžių daug rankų sugriebė už gerklės žmonių sukurtai pabaisai, kuri mirties agonijoje iš paskutinių jėgų leido paskutinę savo dvasią. Skleidė šlikščių dūmų kamuolius, kiek įmanydamas spardėsi užpakaliniais ratais. Taip norėjo pasiekti žemės paviršių ir ištrūkti iš stiprių vyrų rankų, kad išvengtų užtarnauto atpildo ir keršto. Mašinos galas pakilo iki juosmens. Vienu metu sutartinai įsiveržė daug balsų. Nešame į ežerą ir nuskandiname. Mašina apstojo ratu jaunų, sveikų vyrų. Susispaudė toks glaudus ratas, kad kitiems nebuvo kur rankų priliesti, ir taip, čiaudant ugnimi ir dūmais, pabaisa pajudėjo link ežero, kuris buvo visai netoliese už 15 metrų. Gegužinės kolona patraukė iš paskos, kai visi priėjo ežerą, sustojo. Klausykit mano komandos, riktelėjo Antanas įsibuojame ir teškėme į ežerą, skaičiuoju iki 3. 1, 2, 3. Visų rankos vienu metu pasileido. Mašina padariusi lanką pliumtelėjo į vandenį. Gaila, kad buvo visai negailu, vos ratus apsėmė. Prišokę keli vyrukai stūmė gilyn nuo kranto, mašinoje sėdėjo keleiviai, iš tos baimės net kelnes pristūmė. Pro langus sklido pristumtų kelnių smarvė. Audringus įvykius per didžiulę sumaištį atgavau pusiausvyrą, sugrįžus blaivus protas. Vyrai, nestumkite gelmę mašinos. Mano akordeonas nuskęs, riktelėjau draugams. Skenduoliams atsirado išganinga viltis. Visi gegužinės dalyviai stovėjo ant tiltelio, kuris tęsėsi į ežero gelmę ir stebėjo visus įvykius. Tarp savęs karštai ginčėsi, šnekėjo ir komentavo. Prasivėrė mašinos duris. Visų veidai išbalė. Baisingai persigandę šoko iš mašinos į vandenį. Taškydamis ir skubėdami brido į gelmę. Čia buvo visai negilu, sėkmė siekė tik tai į juosmenį. Kai iššoko į vandenį, Alsėdiškis įgaliotinis skubėjo ir stengėsi pasprukti nuo įsitusių pykčio perkreiptais veidais gegužinės dalyvių, taip stengėsi išnešti sveiką kailį. Antanas stovėjo ant tiltelio prie pat mašinos durų. Kai išlindo pro duris galva, spėjo sučiupti už pakarpos. Nu tu, suski vienas, aš tau dabar parodysiu, tu žalty žinosi, kaip mano brolį mušti. Įgaliotinį užsitempė ant tiltelio, su kita ranka stipriai suėmė už kelnių krėtės ir taip įlinguodamas ir mosuodamas, kaip kokį pelų maišą, ryščioms nubėgo tiltelių gelmę, smarkiai įsiūbavo ir tėškė į ežero vidurį. Bus neprasta unguriam šviežyna. Kažin, ar jie dar ės dvieselėną permirkusi degtinę, o kiti draugovininkai niekur nespėjo pasprukti. Ant kranto buvo neblogai apkumščiuoti, gavo smagių antausių. Nuoširdžiai dievagojosi, susiklaupę ant kelių prašė pasigailėti. Mes nekalti, mums įgaliotinis liepė atimti instrumentus ir nutraukti gegužinę. Mes nenorėjome. Jis sakė, jei neklausysit praneš viršininkui, ką vyrai darome su jais, paleidžiame ar ne. Dar iš baimės gali kojas pakratyti, po to turėsime savo bėdos, nors kiti vaikinai žaibavo, šaudė akimis, kietai gniaužė kumščius, mosavo po nosimi. Reikia išspaudyti šiknas ir tegul laimingi keliauja savo namo. Per jumis rūpušgalviai, prakeiktis šetonai ir žalčiai, tokią puikią gegužinę sugadinote. Tik maukit greičiau namo, kad čia jūsų nė kvapo nebūtų. Žiūrėkit, žiūrėkit. Vyras parodė ranką, antai vienas priplaukė jau prie pat salos. Kur jis dings? Tegul sėdi savo patenkintas, tegul džiaugiasi, kad išnešė savo sveiką kailį. Vytai, Gyti, Rimantai, nuplaukėme ir įkrėskime truputį proto, kiek čia visai netoli ta pilies sala yra, ragino vyriausiasis iš Sabaliauskų. Tuščia jo, ar verta rankas teptis prieš tokį bailį ir menkystę? Iškišo galvą iš vandens Alsėdiškis, jam te buvo vandens iki kaklo. Ant tiltuko galo stovėjo Antanas ir laukė, kada išbris į krantą Alsėdiškis, įgaliotinis. Siaubingai persigandęs, išsproginęs akis, žvalgėsi į tiltą, kur stovėjo kietai kumščius, suspaudę šimtai jaunų gegužinės dalyvių.
Visų buvo iškelti grėsmingi kumščiai, aršesni rankų mostais kvietė ateiti į krantą. Mes tau parodysime, iš kur kojos dygsta. Antanas mosavo būgno gūzių. Ateik tu suskerčiau, tuoj sutadžiusi tavo krakmolkę. Mosavo ir rodė, su kuo gausi į kramę. Netikėtai į gegužinę atplerpė motociklas. Visų žvilgsniai nukrypo į miestelio pusę. Kas ten toks atvažiavo? Ko jis nori? Antanas jau iš tolo pažino platelių įgaliotinį. Pakvieskite Zabitį Antaną, paprašė Vyto, kuris arčiausiai stovėjo. Antanas, eidamas smarkiai susirūpino, gal jis irgi atvažiavo padėti vaikyti gegužinę. Alsėdiškiui įgaliotiniui. Manęs prašė pranešti jūsų pusbrolis Edvardas Mačiulis. Įgaliotinis netoks žmogus, aš jį seniai ir gerai pažįstu. Antanai, aš noriu pasakyti tau, prabilo įgaliotinis, kad žinotum iš pirmų lūpų ir perdotum kitiems gegužinės dalyviams. Dabar ką tik pas manęs atbėgo šlapi draugovininkai, kuriuos išplukdėte ežere. Paskambino į Plungę milicijos viršininkui. Ką išgirdau, mano ausis linko, kad pripasako tokių baisybių. Broliai Zabičiai su pusbroliais mušė draugovininkus, o jiems padėjo palangiškiai Kazys Stonkus, Napoleonas Masalskis, palaikė Vytas Valauskas su savo draugais ir parėmė kaunietis poetas Petras Palilionis ir klaipėdietis Gytis. Muzikantai išgirdę naujieną labai apsidžiaugė, kad iš Kauno atvažiavo jų gerai pažįstami draugai ir kolegos. Labai gerai, kad atvyko Skučaitė Virginija su draugė Julija Bandoraitytė. O kaip bus gerai, Virginija yra žurnalistė, tikriausiai parašys apie akluosius muzikantus, kaip mes grojame Žemaičių festivalyje. Vladai, mums reikės gerai pasistengti grojant, nes iš Kauno atvyko mūsų mokytojas, vienas iš geriausių Lietuvoje akordeonistų Stasys Stasiulis. Jis groja klasikinę muziką. Mane kartą yra sakęs, Zabiti, nechaltūrink, dar sunkesnis mūsų laukia egzaminas, nes kartu atvyko kaunietė, smuikininkė, oranžuotoja ir kūrėja Aldona Baltrūnienė su savo dukra, būsima artistė Eglė Mikulionytė. Bus labai gerai, kad galės Žemaičių festivalyje jaunimas paklausyti ne tik aklųjų estradinių dainų ir grojimo, bet išgirs rimtos klasikinės muzikos, kurią gros akordeonistas Stasys Stasiulis ir smuikininkė Aldona Baltrūnienė. Pertraukėlių metu poeziją paskaitys Eglė Mikulionytė. Po ilgos pauzės išsigandęs tęsė platelių įgaliotinis, visi išsigandę klausėsi. Užmušė Alsėdiškį įgaliotinį, paskandino mašiną, primušė draugovininkus, dar visokiausių ir šlikščiausių dalykų pripasakojo, kad Plungės milicija negali niekaip susitvarkyti su jais, išvaikė ir primušė draugovininkus, pilni pakeliai guli primuštų, pripjautų draugovininkų. Visiems, kuo greičiau pranešk, jaunimui, dabar milicijos viršininkas iškvietė kariuomenę. Už pusvalandžio gal ir greičiau atlieks tvarkos daryti, visus jūs areštuos ir uždarys į cypę. Tik tai greitai visi skubėkit ir pulkit, kas kur galit, kad suspėtumėt įsislapstyti. Kurie su mašinomis važiuosite, tik tais nevažiuokite platelių, Plungės kelių, susitiksite kelyje kariuomenį. Baisi žinia žaibo greičiu apskriejo visą gegužinę. Akimirksniu ištuštėjo aikštė. Bėgte bėgom, visi sušokom į mašinas. Suūžė varikliai, palikdami dūmų ir dulkių debesis, kurie leidosi ištuštėjusią aikštę ant ištirptos žolės. Vytai, važiuok aplink ežerą, ten tikrai nieko nesutiksime, nurodinėjo Antanas. Apsukime ratą aplink ežerą, ant kalniuko sustosime. Ir čia gerai matėsi platelių Plungės kelias. Visi buvom persigandę ir sumišę, tylėjo ir mažai kalbėjo. Žiūrėkit, žiūrėkit, tolumoje pralėkė kariškių mašinos, pilnos prigrūstos kareivių. Nutolus kariuomeniai visų nuotaika užgeso, liūdni žvilgsniai klaidžiojo žaliais ežero krantais, tolo spindinčių ežero paviršiumi. Vyrai daina aukščiau galvas, sušuko garsiai Antanas ir užplėšė visą gerklę. Sėk, sesule žalią rūtą, kad Lietuva laisva būtų. Sėk, sesute ir bijūnų, kad nebūtų atėjūnų. Sėk, sesute ir česnaką, kad nebūtų jų nė kvapo. Po daino žodžių visų nuotaika pasitaisė, pažvalėjo, pagyvėjo, linksmi jaunimo balsai suklėgėjo. Antanas visų ūgių atsistojo ir suriko visą gerklę, su kumščiais grūmodamas rusų kareiviams. Jam pritarė Valauskių Vytas. Važiuojam į Plokštinę, pas mus ir pabaigsim gegužinę. Valio, valio, pasigirdo iš visų mašinų žvalūs, galingi jaunatviški balsai.
Nubangavo, nuaidėjo ežero krantais, pasiekė pačius platelius, atsimušė į žaliuojančius salų vainikus, tirpo ir skydo garsai melsvų ežerų bangelėmis, peršoko rūstaus miško sieną, trūkčiojantis aidas pasiekė ir krito ant žilos ir rūpestingos motinėlės galvos. Sieloje motinėlei pasidarė lengva ir gera, linksmai dainuodami pareina iš gegužinės mano vaikai.